Esu Salaspilio mūšio kuopos kariūnas Juris Rakauskas. Šį rytą grįžome iš būrio vado vertinamųjų pratybų. Iš tikrųjų, visi esam šiek tiek nuvargę, bet taip pat pakilios nuotaikos, nes šių pratybų pabaiga simbolizuoja ir mūsų naują kaip būrio vado leitenanto pradžią. Šis kursas buvo gan įtemptas, labiausiai trūko ko gero miego, bet palaikant vienas kitą, kolegos petis į petį stūmėm vienas kitą į priekį ir tikrai buvo lengviau. Ir lietui lyjant, nosis kilo į viršų, matant kolegos šypseną, ir saulei spiginant ir prakaitui varvant, vienas kitą palaikėm ir galėtumėm pakartoti, su šitu kolektyvu galima būtų kartoti. Į akademiją stot paskatino daug skirtingų dalykų. Vienas jų tai patriotizmas, pareigos jausmas. Ir taip pat jau prieš stojant žinojau, kad pati profesija kels daug iššūkių. Visos tarnybos metu galėsiu tobulėti, mokintis ir siekti geriausio savęs. Sveiki, esu pačios geriausios Lietuvos karo akademijos 3 Salaspilio mūšio kuopos kariūnas Karolis Sabalius. Grįžus po būrio vado kovos kurso, emocijos iš tiesų labai aštrios, šviežios. Jaučiasi nuovargis, tačiau emocijos visą tą atperka, rezultatas visą tą atperka. Ir kas smagiausia, kad visų 4 metų triūsas, įdėtas darbas, rodo rezultatus ir vaisius. Tai būtent tas labiausiai džiugina, emocijos pakilios. BVKK metu iš esmės sunkiausia, sakyčiau, buvo uodai tebūnie. Nes komanda buvo puikiai, būrys buvo puikus. Ar lyja, ar saulė šviečia, ar užduotis sunki, ar prakaitas bėga, visi vieningai, visi išvien, link bendro tikslo. Tai sakiau, sunkiausia nebent uodai, gamtos faktorius, bet ir jis toks nieko ypatingo. Viskas yra galvoje ir užsispyrime ir komandiniam darbe. Jeigu komanda stipri, rezultatas bus pasiektas. Labiausiai judėti pirmin motivavo būtent tikslas ir komanda, nes negali pavesti komandos. Kai esi komandos dalis, stiprios komandos dalis, tu negali pavesti komandos, nes komanda yra stipri tiek, kiek yra stipri silpniausia komandos grandis. Tai bet kokiu atveju, jeigu tu esi stipresnis, tu turi paskatinti silpnesnį, jeigu esi silpnesnis, tu turi stengtis iš visų jėgų, kad komanda būtų kiek galima stipri. Tai bet kokiu atveju motivacija buvo komanda ir tikslo siekimas. Karo akademijai stovi iš esmės vedinas kelių dedamųjų. Pagrindinės išskirčiau tai patriotizmą ir šeimos vertybės. Labai daug atėjo iš šeimos į mano pasirinkimą, iš didelio šeimos palaikymo. Lygiai taip pat iš pačios šalies istorijos ir suvokimo, kad kas jei ne mes ir kada jei ne šiandien. Visiems, kurių laukia šis kelias, būrio vado kovos kursas ir tolimesnė karininko karjera, palinkėsiu niekada nesustoti tobulėti. Atsiminkit, kad minimumas nėra pakankamai. Visą laiką dėkit papildomai pastangų, dirbkit daugiau, pasieksit daugiau ir aukščiau ir visą laiką jūs visi gerbs ir minės gerų žodžių. Su generolu Jonu Žemaičiu Lietuvos karo akademijos kariūnas Ignas Vytautas Kargaudas, šiuo metu esantis 3 Salaspilio kuopoje. Šią pakilę dieną su pakiliomis nuotaikomis sugrįžame į karo akademiją, baigę būrio vado kovos kursą. Tai yra finalinį, sakykime, praktinį kariūno egzaminą, kurio metu buvo testuojamos praktinės kariūno žinios, kurias jis įgijo galbūt ne tik per 4 metus, bet ir visą savo gyvenimą. Ir jisai buvo įsitikinti, ar kariūnai turi pakankamai charakterio vadovauti kitiems žmonėms, ar turi visų pirma pakankamai charakterio vadovauti savo ir nepasiduoti. Ir esant, sakykime, sunkumo akimirkom nepalūžti ir su tikslingu, sakykime, judėjimu judėti pirmin. Kalbant apie tai, kas buvo sunkiausia, aš turbūt išskirčiau tai, kad mūsų, sakykime, iššūkis buvo paversti visą tai, kas atrodo sunku, nebesunku. Turbūt tai ir buvo sunkiausia, kad sunkumai nebėra sunkumai. Ir būtent kai įveikėm šitą laiptelį, manau, visa kita tiesiog dėliojasi į savo vietas, kaip puzlė. Tai asmeniškai aš tai pavertinčiau. Visą gyvenimą nuo pat žilos jaunystės turėjau potraukį, sakykime, kariniams dalykams. Ankstyvo jaunystėje ten pagalius rinkdavau, lankus darydavau, arbaletus, balistas. Tai žodžiu, potraukis buvo labai natūralus, karybą, istoriją domėjaus nuo senų seniausiai ir kažkaip nėra labai keista, kad aš tai čia atsidūriau ir užsiėmiau tuo, ko dabar užsiimu. Ir atitinkamai šitomis žiniomis galėsiu naudotis tam, kad apsaugot visą tai, ką turim, visą tai, kas yra aplink mus. Kariūnai visų 4 metų laikotarpių yra nuolatos vertinami.
tai būsimi lyderiai. Yra vertinamos jų fizinės savybės, ant kiek yra fiziškai gabus jų kūnas atlaikyti, sakykime, įvairius pratimus ir taip toliau, ant kiek jie yra gabus mokslui, ant kiek jie gabus yra, sakykime, ant kiek jie gabus yra būti kaip lyderiai, yra tikrinamos tam tikros savybės, atsižvelgiama į pavaldinių pastabas apie jų lyderiavimą ir taip toliau. Apskritai, sakykime, tas vertinimas 4 metų, jisai leido savo pačiam matyti, kad tu pats atlieki tai, ko iš savęs reikalauji. Tas galbūt yra svarbiausia, kad tu savo būtum atskaitingas. Ne kažkam kitam, kad tau kažką suteikia, bet kad tu savo sąžiningai galėtum sakyti, kad padariau viską, ką galėjau. O kardas tai džiaugiuosi, bet ne dėl to aš tai čia atėjau. Būsimiem kariūnam galiu palinkėti, norėčiau palinkėti, kad rastumėt stiprybės, yra poreikis priimti sunkius sprendimus, priimti teisingą sprendimą. Ir tai yra sunkiausia ir tai yra svarbiausia, kas yra iš jūsų reikalaujama. Bet jeigu jūs tą sugebėsit padaryti, tai tuomet neprapulsit.